Čia tokia eilė, kad autobus bilietus pirkti. Crazy? Apie kem minučių reikėjo laukti. Ir mano autiks jau išvažiavo, su kadro aš norėjau važiuoti, tai nežinau, kad kitas, bet tai jau paklausom. Ok, tai nusipirkau bilietą ir dabar valandą dar reikia palaukti ir tada 5,5 valandos važiausiu iki miesto pavadinimu Playa del Carmen. Hola. Playa del Carmen. Sí, gracias. Aš dar nežinau, kur mėgos šiandien, bet specialiai tie pasidariau, nes nežinau, kur tas autobus šiandien paleis, tai noriu, kad nereikėtų kažkur trenktis toliai iki to steliaus. Tai galim išsirinkti kartu dabar jau tą progą. Playa del Carmen, aš esu dabar. Viena diena pradžia. Ko aš darau tai iš karto? Rūšiuoti pigiausias viršau. 8 euriuką. 9 euriuką. 10. Blemba, daug variantų čia visai neblogų. 8 eurą. Nu irgi netoliai, bet lovus be užuolaidų. Man labai nepatinka. O tas už 9 pusryčią dar skaičiauti. Nu kokie ten tai pusryčią, bet 10 lovų kambarį. Tai fotkink. Gera, tink maniai. Kas čia vyksta? Šonam, takos. Tacos, bro? Takos, bro, yes, takos. Okay. Hebra, pasėmiau takos. Saka, nebuvo Meksikoje, jeigu takos nevalgė. Mais gera atrodo. Labai gera atrodo. Žiaurė, skania žiaurė. Labas rytas. Nudeinu šiais, žiūrėkit, parodys dabar kaip čia aš gyvenau. Hostelis 9 eurų nakčia. Čia ir duša. Taip va atrodo. Kriauklis. Nu viskas super. Čils patėlis. Tulika. Ir už tus 9 eurus dar ir pusryčius gauni. Oh, yes, I'm making a video. Wow, kokie faini. Where's the welcoming team? Okay. Thank you. Tai yra kavelis, yra arbatėlis, yra bulką gali pasiskrudinti. Nutelų visokių nesąmonių. Sausa pusryčių. Balkonėlis toksą. Vaistas į miestą. 6 blocks to the right, and then... And you'll find it there? And I'll find them there. ¿Cuál es la Okay. referencia allá al Chedraui? Yeah, no worries. Okay, I'll find them. Supermarket. Chedraui. Tai Meksikoje yra populiarus labai būdas tarp miestų keliauti su tokias autobusiukas, katrai vadinasi kolektyvas.
Ir papigėsiu, nes gali nuvažiuoti ant ko reik, anei netor kažkokių tam skirtų sustojimo veitų, nėra kažkokių stotėlių, tu pamatai, kad nuvažiuoju, opa, sustabda ir lėki. Tai aš dabar noriu ir išbandyti ton reikalą, nuvažiuoti iki pirmo objekteliaus. Tai ten tų žmonių ir klausiau, kur aš galiu rasti tus autobusiukus, kur neįči startaun. Tai pasakė, plius minus, kaip ir supratau, daugmaž čia kur eiti, bet ar rasiu šans, tai nežinau. Šitą radau. Veinstol. Antras. Kur važiuonsa. Disculpe. Quiero ir a Tulum. ¿A Tulum? Sí. Esta es la 25. 25. Sigue la 30. 35. 40. Calle. La calle 40 Ajá. y una para allá. Ok, gracias. Sí. Čia ir 30 gatvė. Ten toliau bus 35. Man da toliau reikia 40 gatvė kažkur. Ten reikia susirasti man to nautiką. O, radau 100%. Labai daug šitą autobusą šitą. Kaip jau kažkur važiavom, vairuotojas šūkaun. Vagerdu sakė, į Cancūną, varau į Cancūną. Tik man reikia pasilinkti Tulumą. Šitą mano autobus bus tas, o laukti čia. Ir kokia eilė didelė. Daug žmonių laukia. Un tą matau ir kitų backpackerių ir... Painė. Aš jau viton va nebetilpau, bet jau kits atvažiaus. O. Seniote azul, Sibile? Varau gal. Pilnas autobus šitą judėsam. Aš galvoju, čia reikės laukti ilgą, kol prisipėlys, bet čia mygom. Quanto? 40. Kadangi bet kiek patiekam ant senotė, reikia galvoju aplankyti dar vieną. O su tau kolektyvus 25 km tik 2 euriuką kainavo. Žiauriai patogiai, žiauriai pigiai. Labai patiek. Įėjams į ton senotę, kas, kaip suprantu, ir kaina yra jaučiu, kad 108 pes žmogau, kas yra apie 9 eurus. First, necessary to take the shower. Aha. Please no use sunscreen, no products, and then we transfer to the left. Ok, thank you. Sakė, pirmą turi būtinai dušų nueiti ir tik tad gali maudyti į tą senotę. Duchas. Supratau. Einam. Žiūrėkit, kokia duša. Gerai, dabar tiep. Jeigu būtų tarptautinis vaflių konkursas, tai aš laimėčiau antrą vietą. Ne pirmą, nes aš untėjau vaflius, esu, kad ne pirmos nesugebėjau laimėti, nes vėl neberondu. Šuninės dangteliaus. Negaliu čia uždaryti. Ko pasiekoje, negaliu filmuoti po vandenį. Veikėlė, ne? ¡Vamos! Muchas gracias.
tos žuvėlis, kur končias, kur valgai negyvuodu, tai labiausiai man ir patiek. Iš tikrųjų, žiauriai tiem kutelėm nefainė, bet ir fainė tuo pačiu. Aš žinau, kad aš čia bus, dėl to praktiškai ir važiuoju čia. Aišku, ir vėjai žiauriai gražiai, tai patiek užskaitau. Realiai, jeigu nebūčiau youtuberis, tiesiog kiekvieną dieną pasimčiau po 2 senuotis. Vakarį tekilas ir takos ir viskas atkartoja. Tai jo, veitėlį, liuks, vadinas, tiek. Ir dabar, man atrodo, tie autobusai jauniai nestočia šiaip savo. Turi atsistoti prie kelių ir tipo stabdyti, kaip suprantu. Nu jo, bandom sustabdyti kažkom, tam kolektyvo pasigauti, reikia grįžti kažką. Un tą vienas, man atrodo, o! Liuks. Playa del Carmen, sí? Tik išlipau, žiūriu, empanadas. Juk irgi yra meksikonės dalyks. Reik paragauti. Būtina reik paragauti. Yo quiero 2 empanadas. De queso, Con pollo, carne. Un con queso y una con carne. ¿Para comer acá? Aquí, comer aquí. O, cabrón. ¿Cuánto? Viena empanada lygiai euras. Acaban de salir. Tai su nieko. Du empanada toks kaip čia burėks gal, sakyčiau. Tik biškai gal sausas, sakau, padažiuk būt geras. Likštai ir ištai celofaninį maišį, likištai kaplauti nereikėtų. Nuvežlių visai negaila. Iš tikrųjų šokau į kietą mikrioką ir esu pakeliau dabar į Cancūną. Nes aš turiu tik 2 dienas realiai šitą. Šiandien ir dar ryto. Tai noriu, kad manom, kuo daugiau pamatyti skirtingų miestų, skirtingų veitų. Aš galėjau dar kažkončiai ir tam miestį veikti Playa del Carmen, bet galvoju varau į Cancūną, gal ten įdomiau bus. Aš laukiu, kol čia mūnį atveš, pasirodons nevažiauni centrons per aplinkelį, kažkur jau ten įkėt miestą. Ir pasižiūrėjau per žemėlapį, žiūriu, jau išvažiuoju iš to Cancūno, sakau, driver, please stop. Tai nu dabar kažkur priemiestį šalia Cancūno, esu reikdavo vėl į centrą davažiuoti. Blem daug reikalų įkai iš vienos veids reikėtų nusigauti. Paklausiau, sakė, su tau iki centrą gali nuvažiuoti. Bet ko pil, sakyk. Nu. Sak, tilps. Normali. Su atidarytom durim šitą varom. Kažkas buvo paperdien 100%, taip užpūti tokį. Tokį bezdalą, grina buvo užpūtien, bet greit labai išsiskaitė ir viskas tokia. Gracias. Nu čia įdomi buvo, bet ką pigiai atvažiavau už tada iki Cancūną. Sutau pirmojų ten 2 PM ir dabar sutau dar 5 centų. Už 3 eurus, o tarp 2 miestų 7 km. Hostelis Mona. 16 eurų, na čia jau šiandien pasilepinsiu, jau pats pigiausias buvo už 12. Blem nebeatsimenu, kad buvau gavęs lovą apačiu, vis laik viršau mėgti, kad man nepatinka. Karts būna, jeigu pažiūrėjau mėgti viršau ir būna tarpą. Čia man atrodo. Čia tai gera, bet karts įkrent, koks telefons per ton tarpą, po to ten žadinti žmogų turi. Ryti downs ten mėgti, daug po telefonų pastais įkrėtų. Nu, tokie vanionsiuka, bet aišku, niek baisaus čia. Geras hostelis. Gražus dušas. O kas čia ant stogo vyksta? Nice. O.
where I need to go? Station Aido. Station Aido. Okay. ADO. Okay. Parque de las Palapas, ADO, Station, the other mall, Playa Delfines. Yeah, I'm going to ADO, check it out. Okay, thank you. Ta prasme, čia Cancūne šiandien vyksta kažkoks Pokemonų festivalis, niek nesuprantu. Ir eidams link čia aš mačiau nemažą žmonių su Pokemonų kažkokiom kepurėlėm. Reikia išsiaiškinti, kas čia vyks, susižinojau lokaciją. Excuse me. Pokemon, where? ¿Dónde? Ahí algo. Inside? O, matau, tą dar du su tom Pikachu kepurėlėm. Aš irgi noriu tokios. Ai, šitą. Hola. Hablas inglés? Yes, we do. What's happening with these Pokemon things? Basically, it's an event through the city. You need to go to different locations in the city and collect all the stamps. Do I need to have an app, Pokemon? Yeah, you or need something? the app of Pokemon Go. Yeah. Inside the app, inside the game, you will have like mini events and special Pokemon. Okay, so I'm not sure if I'm gonna go between the locations, but can I get the Pikachu hat, please? Yeah, sure. Šitą Pokemonistų kaip. Aš Veinsas Šanau. Visai netoliai buvau galvoju, atėjęs su Mercado 28 Veinsas iš populiariausių ir jaučiu populiariausių visam Cancūne torgus kažkoks. Tai, bet atrodo, čia jau žmonės šitą pakaujas jau užsidarinė. Nelaba, čia vykst kažkas. Bet praseinam vis tiek. Taip atrodo. Ko man čia pardavinė? Suvenyrus. Nu ne, niek geras, kai turistinė nekučia ten gali atvaryti, jei nori lauktųjų parvežti kažkam šepnas, per tokių viskių ispaniškų šudinėkėlių, bet niek patinka. Čia prito torgos pripat stadions. Varta tokiai. Šai, kebra. O. Pasėmiau quesadilla, nevalgiau dar, galvoju, reikia paragauti. 3 euriuką tik tas kainavo papigiai. Bet neika nemėgsi lėkščių plauti vėl į muovį, lėkštį į celofaną. Bet pati quesadilla tai atrodo skanė, bet kiek. Meksikietiškų virtuvių žiaurė, gerai ir prasme gali pirštų apsilažyti. Do you like my hat? Žiūrėk, hostelį rodo, ką prosenama jums mušas. Lietuvoje. Gerai, tai ko dar šiandien norėčiau padaryti, tai tiesiog surasti kažkokį žmogų ir išgerti sonau tekilas šotą. Na, gerai idėja, ką manot. Opa, kas čia vykst? Gyva muzika ir šok žmonės. Reik pakveisti šokiau kažkon. Disculpe. No? 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 Bailando, no? No? Ah, baigas. Palauksim. Vamos, bailando. Vamos. No? Vamos. Opa. ¿Sí te alcanzo? Sí, No, sí puedo. Sí.
Okay. Gracias. Tai aišku, dabar žmogaus, su katru galėčiau dėti ant čirkėlį, bet kiek žiūri aplinkau nevėjinu, turistą nematau. O šiaip norėčiau surasti turistą, katras irgi gal keliauja, nu kad angliškai aš šnekėt, tiesiog būtų biškai paprasčiau ir šiaip galėtum pašnekėti prie to pačiu kažkon. Gal ir būtų bairis surasti ir meksikėti, nu, surasti čia nėra sunkia, bet nu ką paklausti, aš nemok tos kalbos senų ir šiaip, nu, iš ten galėčiau išsiversti, bet nu, žiūrėjau, jei niek nerastų, tai kalbinsam jo meksikonus. Disculpe, hablas inglés, no? Un segundo. Soy youtuber y hoy mi reto es tomarme un shot de tequila con un de esos sonidos. ¿Quieres? Yo pagar. Un shot de tequila, ¿quieres? Vamos. ¿Bien? Una tequila, una tequila, una tequila. ¿Ok? Salento. Salento, aviva. 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 Tai vo, takos, kesadijas, buritos valgiau, tekilas gėriau. Ar dar reikia kažkom padaryti, kai jau galėčiau sakyti, kad buvau Meksiko? Manau, kad ne. O šiandieną būtų teik, susitiksam rytoj. Žiūrėkit, atvariau pavalgyti iki neitiškų virtoj. Kokia porcija? Tu dorns. Čia 3 žmonį mažiausiai. Plius kol. Bet pigiau už tad 6 eurų 3. O gal suvalgys? Bandau suvalgyti. Be šansų vienam čia įveikti. Išsinešimo ir negaliu pasiimti, nes neturiu kur sudėti, kuprinė veids nėra visiškai rankos nesinešu. Atsimenu, kad mažas buvau, mama įdėdavo man valgyti ir aš nesuvalgydavau. Tipo. Ar nepatiekdavo, ar šef ten, žinau, būdavo jo prisivalgys, tai tie bandydavo sudėlioti maistą, kažką tie panom paskirstyti, kad atrodytų, kad kuo mažiau lieka, kad kuo daugiau suvalgiau, o kuo mažiau pyktų. Tie kažką paskirstą, nu. Tom gal čia pavyzdžių. O, dabar jau geriau biškai atrodo. Daug kas siūlėt man nuvaryti į salą pavadinimu Hoblox, bet Ana yra toliai nuo manęs iš tikrųjų. Tai, o kadangi šiandien yra mano paskutinį dieną Meksiko, aš varysiu į kitą salą, kad vadinas Isla Mujeres. Išvertus iš ispanų kalbos vadinas moterų sala, o kadangi maniai moteris patink, aš dėl to ir varau tenas. Ay, no hablo español, sorry. Aquí. ¿Dónde? Aquí? Gracias. Tai šokam į kolektyvo, katras mumis nuveš prie kelto, katras kelas jau į ton salą. Ay, cabrón, yo también. Perdón. Ay. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Hola.
Perez. Welcome to Mexico. Happy vacations. Enjoy this beautiful and nice place. Thank you very much. Thanks for your tips. Have a nice day. God bless. Venga, una vez más, las manos arriba, por la paz y la salud del mundo. One more time, everybody, hands up. Repeat, por favor. Eso, arriba. Sienta la brisa del mar. Jau matau, kad man čia patiks. Žiūrėkit, ane vaistinė yra pardavinėja vaistus šitą reklamuojas, bet nebele kokius, o tokius, kad rei Ameriko ir daugelį kitų šalių. Šiaip yra ten uždrausti arba receptinė, o čia labai paprasta, gali visko nusigyti. Tai turam vaistų svorio metimų, antibiotikų, anabolikų, steroidų, visokiai deka, testosteroną, potenciją, skausmo malšinti. Geras. Nu, netektų. Labai daug kas važinės po salą su tokiom golfo mašinytėm. Įdomi irgi įdomi. Bet šiaip turistins, konkretus turistins. O čia, mėlyje, yra vienas iš gražiausių viso Meksiko paplūdimių – Playa Norte. Balts smėlis, palmės, Turkijos spalvos vanduo. Damn. It's other side of island. Okay, I'm going to the Chedraui. Okay, nice, thank you. Ta sala yra labai ilga ir mano hostelis ir visai kitos salos pusė, tai susistabdžiau čia, o kažkas važiavo su ta golfo mašinėlė ir paveždaba. Thank you. Where are you from? I'm from Lithuania, you? Yes. Okay. Are you from Mexico? Yeah. But you speak good English. Wow. Nice. So in low season, the prices of accommodation is twice cheap. Yeah. Yeah. Šitą atvežė iki hosteliaus. Muchas gracias. Gracias. Bye bye. Thank you so much. Thank you so much. Tai ką ir sakė ta moteris, kad Ramunį pavyzdžiui, kad dabar yra nesezonas, nėra labai daug turistų, automatiškai nakvynių kainos nėra toks didelis, kad sezono metu aš už to hostelį sumokėjau tik 15 eurų, o hostelis tikrai įspūdingas ir vietėlį gera. Tai liuks. O šiaip Cancuns ir viskas, kas yra aplinkų, nu, čia ir turistins. Čia sunkia daryti kontentą, nes tiesiog čia turi atvaryti ir ilsėtis, mėgautis, turistauti. Kon aš šį vakarą dar kiek lieka laiką ir padarysiu, bet rytoj jau skrisam į Kolumbiją. O kol kas ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like ir subscribe ir susitiksam Kolumbijoje. Iki!